Aš galvoju, kad pirmiausia, tai aš labai tapau sąmoninga. Gal netgi atsirinkti dalykus tam tikrus, kurie iš tiesų labai yra man svarbus, o kurie yra visai nesvarbus. Be abejo, miegas kaip ir vertybė, kaip prioritetas mūsų visos šeimos tapo man labai svarbus, nes Dovydas ypatingas buvo vaikas ir yra ypatingas vaikas dabar. Ir tai suvokdama, kokias jisai emocijas atsineša dienoje, koks jisai yra dienoje ir koks galėtų dar būti dienoje ar ne, tai per miego galią ir dovaną, tai jisai dar labiau atsiskleidė, ar ne, dar atsiskleidė jo talentai ir netgi galiu sakyti ir drįsti sakyti, kad miegas mus labai sustiprino ir stiprina ir toliau.